8 sąmonės lygiai. Pirmas lygis – miegantis. Žmogus visą laiką yra aukos pozicijoje. Jam visą laiką visi skolingi, kažką turi padaryti. Ir jisai visiškai neprisiima atsakomybės už savo gyvenimą. Sekantis lygis – kovotojas. Šitam lygiai žmogus jau įsitikinęs, kad gyvenimas yra nuolatinė kova. Jisai kovoja su viskuo ir visais, su aplinka, kažkam kažką bando įrodyti, ieško, kas teisus, kas kaltas. Čia žmogus kovoja ne tik su pasauliu, bet ir pats su savim. Sekantis lygis – ieškotojas. Čia jau žmogus susimąsto, kodėl jisai gauna vienas ar kitas situacijas. Bando ieškoti išeičių ir kažkokių priežasties ir pasiekmės ryšių. Čia jau jisai ieško atsakymų į savo klausimus. Sekantis lygis yra asmenybė. Žmogus jau pilnai prisiima atsakomybę už save ir už savo gyvenimą. Už savo veiksmus ir už priimtus sprendimus. Šiame lygyje jau žmogų aplanko besąlyginė meilė ir jisai supranta, kur ir dėl ko eina. Sekantis lygis – žaidėjas. Šiame lygyje žmogus jau pilnai supranta, kas jisai ir kur jisai eina. Jis jau tampa žaidėju ir neieško priežasčių tam, kas vyksta. Jis jau ieško savęs, nebijo rizikuot ir puikiai supranta visatos dėsnius. Sekantis lygis – magas. Tai žmogus, kuris jau puikiai supranta žaidimo taisyklės. Čia jis jau supranta, kad jis įtakoja savo realybę, kad viskas ateina iš vidaus ir eina išorė. Čia jau yra ir vizualizacija ir materializacija tavo minčių. Sekantis lygis – kūrėjas. Šiame lygyje žmogus, kūrėjo lygyje, žmogus yra arčiausiai visatos, Dievo ir visų aukštesnių jėgų. Šiame lygyje jis gauna informaciją iš viršaus. Ir pats geba pripažinti ir atpažinti savo gebėjimus ir savo galias. Ir paskutinis aukščiausias lygis, tai kai tu esi vienis su šaltiniu, kada tu pažinai save, kas tu esi, iš kur tu atėjai. Tai yra aukščiausias taškas, kurį sunkiausia pasiekti.